200 metrų, baidarės, greitas sprintas, kaip kulkos šaus. Tai bus labai įnirtinga kova, labai bus įdomu stebėti, kaip Lietuvos atstovas kovoja dėl... Na ir kovoja dėl medalių. Manau, kad taip, nes norėjo labai lūkesčių daug kelti, bet manau, kad jis gali laimėti ir šių metų pasaulio taurės etapai vykę pavasarį parodė, kad jis yra labai stiprus ir stipriausias, tai dabar tikėkime, jis tą įrodys, kad yra stipriausias pasaulyje. Kiek daugiau nei 35 sekundės, apie 35 sekundės visa ta kova vyks, bet aišku, norint šioje kovoje dalyvauti, reikia valandas dirbti treniruotėse. Štai ir laukiame. Didžiulė įtampa, jokių klaidų sportininkams. Artūras ėjo 4 takeliu. Neturi jokių galimybių klysti. Kas nutiko? Falšatas. Čia vis sustojo. Taip. Ačiū Dievui, jau galvojau, kad... Aš galvau, negi jau baigė plaukti, nors varžovai dar padarė kelis įrius ir tik tada sulėtėjo. Pats pirmas pamatė, kad yra startas anksčiau laiko. Pats pirmas nustojo irkluoti ir mus čia kokiai pusiai sekundės išgazdino. Artūras labai išgazdino, iš tikrųjų, net širdis suvirpėjo, kad kas čia atsitiko. Bent jau tikrai ne Artūras Sėja. Na ir šį kartą viskas gerai ir pirmieji įriai atrodė viskas tvarkoje. Blogai Artūras startavo. Ir yra tarp lyderių. Lietuvos sportininkas, 4 takelis. Na, iš bet kurio tako čia gali pasivaržyti dėl medalių sportininkai ir finiše matysime labai atkaklią kovą. Artūras lenda į priekį, jis šiuo metu yra lyderis. Šalia jo Kavelašvilis, Sakartvelo atstovas ir šiuo metu Artūras Sėja šiek tiek pirmauja ir labai realiai pretenduoja į auksą. Auksas, pasaulio čempionas. Artūras Sėja. Bravo! Vakar kelialapis į Paryžiaus olimpinės žaidynės, šiandien pasaulio čempionato auksas. Įspūdingas plaukimas. Įspūdingas plaukimas ir pasaulio čempionato aukso medalis Artūrui Sėjai, visko toje karjeroje būna, labai perspektyvi pradžia, po to tos pasikeitimai olimpinėse programuose, ši rungtis ne olimpinė ir dabar ir kelialapis su komandos draugais ir pasaulio čempionato auksas, bravo. Taip, prieš nepilnus 2 mėnesius vyko Europos žaidynėse, gaila neturėjome atstovo 200 metrų nuotolyje, bet manau, jeigu būtų Artūras startavęs Europos žaidynėse, būtų irgi laimėjęs Lietuvai medalį. 35 ir 243 tūkstantosios ir nors ir atrodo, kad nedidelis pranašumas, bet kaip tokiai distancijai turbūt čia jokių klausimų nekilo. Kas yra pirmas? 12 šimtųjų. O štai dėl 2-3 vietų matome, ten jau gerokai mažesni skirtumai. 16 tūkstantųjų Kartvelas Kavelašvilis aplenkė Ispanijos sportininką Garotę. Taip, šaunuolis Artūras demonstruoja aukščiausią lygį. Na ir triumfo akimirkos. Na ir pasirodymą jau čempionate šia aukščiausia nata Artūras Sėja ir baigė. Congratulations, new world champion! Svarbiausias momentas yra šis ir dabar ir šiandien. Pasaulio čempiono titulas. Lietuvos irkluotojų Artūrui Sėjai puikus finalas, labai graži kova.